Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki atvykę į Lietuvos sporto centro stadioną Vilniuje, kur startuoja antra sezono pusė moterų futbolo Baltijos lygos finalininkės MFA visų pozicijų žaidėjų reiks ieškoti podus. David dabar su kamuoliu dešiniajame krašte, jos perdavimo, bet darys nemažai reikalų. Čia dar vienas pavojus ir Ema Dauletė į nugarą. Kamuolio ir pačios žalgirietės, kamuolį baudos aikštelį ir jau kažkaip persistengė dabar Milda. Ir čia pirmas išėjimas į ataką ir Aleksa Madė. Perdavimas į priekį, geras perdavimas. Ugnė Lazdauskaitė pavojingoje situacijoje 1-0. Perdavimą, kuris buvo labai geras. Pirmas rezultatyvus jos perdavimas. Komandos kanonieriai, čia Agnė Žegliavičiūtė, jos puikus įsilaikymas su kamuoliu, Panoma, sprendimas ir dar vienas pavojingas epizodas. Bėga, eina Žalgirietės, čia pavojingas išpuolis ir galimybė dabar Kauno komandai įvykti rezultatą. Pavojingas epizodas ir kamuolys vartose. Čia jau vėl labai geras perdavimas buvo Viktorijai ir smūgis virš vartų. Pastaruoju metu epizodų nėra, čia toks bandymas Kaunietės ir tai yra rizikinga, nes prarastas kamuolys. Lazdauskaitė baudos aikštelėje, Virpstas gelbėja dabar baudos aikštelėje, perdavimas jos ir Kaitė. Asistentės ir visai neblogai vėl Lazdauskaitės perdavimas, kamuolys vartose 2-1. Prideda dar ir rezultatyvų perdavimą. Aišku, šioje situacijoje vėl kaip gražiai klaidina dabar varžovę. Nepaminėjau vieno dalyko, komandoje čia dar vienas šansas ir labai perima kamuolį. Jos reidas, Jonas Mailytė, jo baudos aikštelėje, koks perdavimas ir 3-1. Alex Meida muša įvartį, tačiau Godai už nuostabų reidą ir puikų perdavimą, kuris virto Mailytė, jos perdavimas į baudos aikštelę. Baudos aikštelę, Ugnė Lazdauskaitė turi dar vieną kitą. Komandos draugiai galimybė, šios štai toks dabar prie Vilnius, tam praleido komandos. Čia vėl labai geras perdavimas. Rungtynės prasidėjo dabar kaip tik Naimo smūgis. Žalgirio komandos ataka, koks gražus perdavimas ir rizikuoja Dambulo akademija. Tapova, jos perdavimas pasitinka varžovės Žalgirio ekipa. Smailytė Lazdauskaitė, vėl Smailytė, perdavimas į baudos aikštelę. Lazdauskaitė, jos pirmas judesys, Ugnės perdavimas ir kamuolys lekia šalia vartų. Perdavimas į baudos aikštelę. Žalgirio komandos ataka. Lazdauskaitė, žaidimas ranka ir 11 metrų banginys. Lazdauskaitė. Ir piliečia kamuolį Ema Dauletė, tačiau ištraukti jo, atrodo, kamuolys įveikė į vartus. Lazdauskaitė perima kamuolį, atrodo, kad netenkins į 3-1, netenkina į 4-1, Žalgirio komandos įvykimas. Čia Ugnė Lazdauskaitė baudos aikštelėje. Bus lygnesnės arba žaisi geriau. Lazdauskaitė į baudos aikštelėje. Smūgio dabar Godas Mailytė, jos bandymas nėra nuošalės. Kaip liko dabar gynyboje viena iš kauniečių, Austėja. Jos bandymas dar vienas.
Čia smūgis į vartus ir dar vienas labai geras šansas. Įvartį savo įvartį visai nusipelnė. Nebuvo kompensuota laiko, 45 minutės antrajame rungtynių pabėgo. 1-1 toks galutinis rezultatas.